Šiandien gaminsim šaltibarščius. Praeito video reikėjo laukti 3 mėnesius, tai tikiuosi, kad šitas išėjo ne pavasarį. Gerai, šaltibarščiai aš tingiu žiūrėti matavimus, tai aš tiesiog turiu produktus, visus tradicinius, kokių reikia šitam receptui, tai aš tiesiog gal net nevardinsiu. Yra čia kažkurie skaitoma burokėlių. Šita ar šita pusė? Ana, todėl ir vadinama per burokėlį. Bet aš nežinau, kuri čia ta burokėlė. Pagrindinė. Kam tu tarkuoji, kai galima nusipirkti tarkuoji? Aš manau, kad yra skaniau biški. Aš taip retai gaminu, kad galvoju, reikia pasistengti. Prisimenu. Oi, tu loduriu. Aha, kur tu nesumontavai? Prisimenu mūsų šaltibarštinį video, kuris dar yra montuojamas. Kokiais 1900 kelintais ten mes pradėjom filmuoti. Ir Gretutė ten irgi darė savo receptą, labai gerai atsimenu. O dedė kas nors šaltibarščius pipirų? Aš manau. Visokių, žinai, iškrypimų būna. Yra kas ant picos ananasus deda. Labai gera tema. Man reikia karų. Pica valgyti su ananasais, tai tas pats, kas, nežinau, į šaltibarščius sirupą įpilti. Turiu aš ten tokį vieną pažįstamą, kur ananasų deda. Aš neinu su juo valgyti niekad, jokių picų man gėda. Tai va dabar irgi galėsim, nors nėra tavo variantų, noriu sakyti, galėsim nešti gatvę ir duoti žmonėm ragauti. O dėja, galėčiau tai padaryti. Galėtum? Bet nieks nevalgytų. Per šaltibarščių dieną kažkaip gražiai apiforminus visą tą idėją valgyti. Tik per tokią dieną, tai dabar išeik lauką pasilikti, galos nunuodėt nori. Ir, tokiam rajone jo. Jeigu įsipjausiu, tai net nesimatys tą patį spalvą. Bus geležies daugiau. Pavyzdžiui, kai kalėjime žmonės sėdi, jie irgi gali gaminti, valgyti savo. Tai jie ir gamina, man atrodo, hebrai. Žemesnioji kasta gamina aukštesniai. Ne, aš manau, kad yra... Gaidžiai gamina vierchą. Blemba, net ant plaukų jaučiu, kad užsitaškiau. Aš manau, šiaip nežinau, kad yra budėjimais arba tipo šiaip paskirimais. Tai budėjimais tualetus plauna, bet kad valgyti gamina viens kitam, tai nežinau. Tikrai, aš nežinau, gal labai priklauso nuo bendro vaibo kalėjime, kiek kas ko nužudė. Aš tik iš Temų nusipirkau tą, kur pjaustyt bulvėm, tai labai fain. Patinka? Dar nebandžiau. Reiktų kažkaip cukrų druską pasimti, bet čia aš... Kur jie yra? Čia. Sveiki. Gerai, grikiai, kažkas, kruopos, ne, tikrai ne. Šugarą. Šiaip ragausim, nes aš nežinau, kiek čia ko turi būti. Gretutė pila. Mama sakė, bet aš užmirštu informaciją, jeigu man būna skaičiai informacijoje. Gal ne per daug. O vandens reikia įdomu? Biškai vandens įsipils. Man atrodo, turi būti biškai vandens. Atskanu. Va tai. Dar reikia acto. Turim svečią. Kas čia atėjo? Kas čia atėjo? Kačiukas atėjo, taip? Ne, neik pas mane. Gavau šiandien saugoti vaiką savo. Oi, Greta, mes nežinojame, kad tu nešti čia. Tai nenešia. Tai vaikas saugai. Nu tai... Oi, kaip tau reikia pasimokyti, ką reiškia neštumas ir buvimas mama. Taip. Atleiskit. Aš tik 12 klasėje sužinau, kas yra mėnesinės, taip kad... Kai prasidėjo? Galiu aš vieną burokėlį suvalgyti, tiesiog vieną. Burokėlį skonį. Man kiek tu ne iš rankos, kaip baisu. Gali man druskos užberti. Ant šito. Dėkuoju. Kaip kiaušinį kokį. Burokėlį, vieną cielą su druskyte. Su druskyte gerai. Su druskyte skanu. Druska yra viso ko motina.
Trūksta skonio, sriuboji, trūksta skonio, įdėk druskos. Kotlete trūksta skonio, įdėk druskos. Viską pataiso. Tokiam kaip tu, kad ir kiek uždirbsi, negalima į prabangius restoranus. Nes nesuprasi, už ką moki. Nes druskos įsipilsi. O jo, dar ir druskos dasipilsi. Tu pašlapink. Va, šituos užšlapink. Ne, kišk ranką. Nu, nepasirkiu. Su kita. Nu, va. Gerai, ačiū. Bet ir pasiplauk tuo pačiu. Nu, tai negaliu, nepasirkiu. Fake knife. Ką žiūri, tiškoje, ne? Tik tokį. Pradedam nuo agurko. Ne, aš agurką norėsiu tarkuoti, manau, kaip ir aną dalyką. Tarkuot agurką? Jo. Who does that? Aš. Pavargu. Sportuoji, sakė. Sportininkė pavargo. Gerai. Gretute, kokia jūsų tobulų plaukų paslaptis? Galvą išsiplau. Tarkuot tik taip. Va. Ir nieks nesitaška. Taškas ant veido man. Jeigu... Į veidą gali taškyti. Tai svarbu viskas į puodą pagrindė. Agurkai labai gerai veidai. Agurkų kaukės. Aš kažkada reklamai, gal prieš 10 metų pamačiau reklamai, kad agurkus perpjauna, susipjauti ir ant akių, dar aš daug užsidėjau, tėvas ateina į kambarį, ko tu čia? Jau geriau. Dukra kurva. O ne sūnus su agurkais ant akių. Gerai, čia biškį pasipjausysiu. Aš, kaip sakant, normaliai negaliu pradėti šnekėti, nes labai daug tokių dži garsų. Taip, bet labai noriu pasikalbėti, kad mes jau už kelių dienų varysim į Austriją. Į kalnus. Kviečia jau mus, kaip sakant, tie kalnai 2 metai iš eilės. Buvom... 22 vasario 21 ketvirčio dienomis, kuomet prasidėjo karas. Jo, prieš pat karą. Grįžom ir kitą dieną karas prasidėjo. Kai jau susipjaustai realiai tuos didžiuosius burokėlius, sakykim, tai čia labai greitai viskas pasidaro. Bulves reikėjo uždėti virt. O kam? Tai be bulvę tu nori valgyti. Tai mes ir tada be bulvių valgėm. Blėdė, aš tau duosiu skust bulves. Tai aišku, tipo geriau bulves, bet... Eisi skust bulves. Ir nei vienas valstietis neliko be darbo. Nu tai tu gali bet kur, gali čia man... Pažiūrėk, kas dedas ant grindų, tu gali bet kur dėti. Aš neskusiu, aš neduchas. Tik duchai skutam. Nu tai pasim kažką. Ai, mama pasakojo, kad ir šitos reiks sutrinti. Ai. Vat yra dukra neklausanti. Aš užmirštu. Man pasako, aš išgirstu ir man, ačiū už informaciją, nebėra informacijos. Kad tavo skustukas kažkoks lievas. Tai reikėjo atsivežti. Nu, aš iš Temų užsisakiau. Auksinis. Iš aukso? Skuta. Kalbasi, kai nori. Arba čia tavo šizofrenija. Nu, irgi būna. Vaikui agurką duosiu. Ne, vaikas. Oi, čia kliūčių ruožas, tai ohoho. Tėvas pamatys. Nepasakojau, kad netukas nelabai mato. Šiaip terminais turbūt kalbant nemato, bet, tipo aklas, bet kažkiek procentaliai ten, nežinau, 2-5 procentai to regėjimo tikrai yra. Šviesa reaguoja ten, kur šviesa drąsiau eis. Šuniukas negalima tau bulvių. Aš žinau, kad tu nori. Tas iš Temų taip pizda, ten 3 ruožai ir nėra. Sudedu šituos. Biški padruskintus. Gal reikia jau dėti kefyrą. Kiaušius dabar pjaustysiu. O šiandien mūsų sponsorina... Negi tu traškėsi už manęs. Džvaro penas, kefyras. Nieks neremia mūsų. Neturim nei vieno remėjo. Dievinu kiaušinį maiste. Nu, man tai patinka tiek baltoji mišrainiai, tiek va dabar čia šitam, kaip jisai, šaltybaršiai. Nu, nuostabu. O Dieve, bet va Tiškuvienė tokia žvaigždė buvo, o dabar į patį dugną. Kovas daro tiktokose. Nu, tokia ir kovotoja, toks ir Feniksas. Koks Feniksas darytų tuos tiktok battles?
Bet uždirba daugiau už mūsų dėjus Nemanau kvadratu. Nu kaip ne į dieną, po kiek šimtų? Po 3. Nu tai, tu tiek neuždirbi. Į dieną po 300? Tai žinoma uždirbu. Iš tavo pusės gražiau rodau. Va, kaip. Nuskaniai kvepia šiaip daržovės, salotos. Čia skaityk, vis dar yra kelias atgal, mes galim tiesiog salotas kažkokias pasidaryti. Kas ten su bulvėm vyksta, nes žinok, jau nežinau. Verda. Neužvirė, bet tiesiog jos... Bet bulvė jau įdėta į vidų? Tai taip. Tai nereikia įverdantį bulvę dėti. Studentas pareina. Nežinau, kodėl aš jį studentu vadinu. Labas. Kiaušinių gal šunys nori? Galima šuniukui. Vos valgė. Nu, ten už tave, žinau, garuoja reikalai. Tai ką man dėl to daryti? Tai primažiniškai, nes jau čia gartraukį jungtiausia. Nu, dedam ir tą 4 kiaušinį, ne? Dėk tau patinka kiaušiniai, tai tegu kiaušinių būna daug, sočiai. Metu viską. Jeigu norės, aš dar pasitarkuosiu jų. O ką? Gerai, duok jau, gal pilsim. Pilsime pagrindinį šio vakaro patiekalą. Džvalą. Ingredientą. Bet kad tu dvaro kefyrą pirkai, aš dar stebiu. Kainos tos pačios. Dėl to. Taip. Kefyras maišiukė ir dvaro tikrai ne tas Mano Maksimytei tas pats. Buvo 4 gal rūšis. Buvo tik tai dar dvaras 3,5, tai aš šimiau tiesiog šitą. Ir turi biškai grėtinės, gal grėtinės fosfos įdėti. Tai jau ir taip to tirškumo gal gana. Tavęs gana. Ir cukraus kažkaip trūksta. Saldumo joj trūksta. Nu, va, Gretutė, kaip jinai marmalina. Kas ten su bulvėm vyksta? Verda. Pasižiūrėkim, nes ten jau buvo. Oi, ką gražu. Šiaip jau ir sėsim. Karapyti iš šaldytuvo reikia. Va, čia netukas mažas buvo. Kai matė. O čia Greta. Pažiūrė, pafilmuok, kaip papjaustum. Čia teta Greta. O čia pasipjaustom iš karto ant bulvyčių užsidėsim, kad skaniai būtų. Oi, kaip gražu. Va, ir bulvių turim, ir šaltibarštį turim. Šaltibarštį. Žinai, ko neturim užtat? Samčio. Turim tai? Taip. O kum tu pildavai sriubą? Liuk. Galiu pirmą daržovį dėti ir tada dapilt. Prisidės, bet kaip galima be samčio gyventi? Žiūrėk, nori, kad daržovį dėčiau? Nenoriu, kad įdėtum pirmą daržovį. Gerai, bus liks, va, kai aš savo įsipilsiu. O tada tu nuspręsi, ar nori pats įsipilti, ar man pilt. Būčiau atsivežęs samtį, nežinau, kad ponė neturi. Išsimaišom šitos šaltibarščius prieš pilant. Ir naudojamės savo samtį. Mentalinį, įsivaizduojama. Ir tada apsiskaičiuoji. Žiūrėk, ar dar nori to daržovytės, ar nenori. Aš tai įsidėsiu dar. Mentalinį. Va, daržovytę dedam. Nu, davai. Kuo? Nieko, nei apliejinai, nieko, tiesiog, va. Tiesiai viskas. Pala, o tau reikia? Ne, užtenka, man atrodo, visko. Aš tai kaip miesčionis darau. Susidėsi, ne? Man močiutė sakydavo, taip tik daro kaiminiai. Laukiniai. Atsargiai neišpilk. Aš tada esu laukinis kaiminis. O Dieve, aš negaliu žiūrėti. Jis dedas bulvės tiesiog. O kodėl, kas čia blogo? Nebes... O, iš tikrųjų. A ne? Iš tikrųjų? Nežinau. Fokusuok plėti. Oi, koks šiltas. Fokusuoja. Tai gali būti, kad jis tikrųjų. Kaip sakant, atidirbo ir gana. Nu, Gretutė, vertinkit savo. Nu, aš dar padėsiu šitų drusko. Bet man tai skanu. Ko tau trūksta? Druskos? Nelabai skanu. Čia nėra druskos. Bet tu matyk, kaip aš dėvėjau. Tu matyk, kiek aš dėjau. Pil. Va, būtent, tu matyk, kiek aš dėjau. Bet tu matėjai. Pil. Ir atrodo, kad dėjau. Nu? Visai kitos pusės. Nu, peliukai tiek, pasirodysi. Labai daugas klausia, kur peliukas. Kiaurai neįga į aplinkui. O, papa. Oi. Mano mažiukai. Paragavom.
Šaltekų, kokia tavo nuomonė apie šaltekus? Nuostabu. Kai dasidėjo druskos, tai jau gerai. Bet iš tikrųjų trūksta tos druskos. Dabar jau irgi ir pas mane nuostabu. Su praeitų video išgirsit, kad sakiau, kad va, jau tuoj Halloweenas, o jau, kaip sakant, ir po naujų metų. Tai šį kartą aš paskubėjau su šaltekais, kad spėčiau į pavasario sezoną. Tai ant vasario šaltibaršiai. Žiauriai skanu, gaminsiu vėl, nes tikrai pakankamai paprasta. Gerai, ate. Atsisveikink nuo jau. Ir čia pasakyk, ate. Ir čia ate. Ate visiems. Einam valgyti toliau bulvių, įsidedant jas į šaltibarščius į vidų. Ne. O kodėl negalima? Ne. Taip žymiai skaniau, nes tada bulvė netokia karšta tampa. Man patinka, kai karštos bulvės ir kai šaltibarščiai yra šiek tiek vėsesni, nes kai arbata pasidaro. Valgykit normaliai, atskirai šaltibarščius ir geros jums dienos. Ate. Gerai, galim valgyti dabar pagaliau. Pagaliau, blėti. Pagnalinam.